Refinansavimas yra finansinis sprendimas, leidžiantis pakeisti turimą paskolą nauja, siekiant tai padaryti palankesnėmis sąlygomis. Šis procesas aktualus tiek privatiems asmenims, tiek verslui, siekiant sumažinti finansinę naštą, optimizuoti pinigų srautus ar prisitaikyti prie pasikeitusios ekonominės aplinkos. Dažniausiai refinansavimo tikslas – mažesnės palūkanos, ilgesnis grąžinimo laikotarpis arba kelių įsipareigojimų sujungimas į vieną. Iš kitos pusės, refinansavimas gali būti ir priverstinis, kai esamas kreditorius nenori pratęsti paskolos ir reikia ieškoti, kuo ją pakeisti. Vienas dažniausių refinansavimo privalumų – galimybė sumažinti palūkanas ir bendrus paskolos aptarnavimo kaštus. Tai ypač svarbu esant didesniems finansiniams įsipareigojimam, kuomet sutaupyta suma tampa reikšmingesnė. Vis tik, refinansuojant paskolą, nereikėtų pasimauti ant marketingo kabliukų. Ne visos paskolų sąlygos būna skaidriai pristatomos. Sudarant naują paskolos sutartį, svarbu atkreipti dėmesį ne tik į palūkanas, bet ir kitas sąlygas. Koks sutarties sudarimo mokestis? Koks sutarties administravimo mokestis? Koks sutarties nutraukimo mokestis? Koks paskolos įsipareigojimo mokestis? Koks išankstinio grąžinimo mokestis? Ar yra bet kokie kiti paskolos mokesčiai?